Lietuvoje vyksta 4 rūšių rinkimai. Kas 4 metus renkame Seimo narius, kas 5 prie balsadėžių sprendžiame, kas taps šalies prezidentu, 4 metų kadencijai taip pat renkame savivaldybių tarybas ir merus, o nuo to momento, kai tapome ES nariais, savo kandidatus į Senojo žemyno parlamentą renkame kas 5 metus. Ilgainiui rinkimai tapo eilinė demokratinio pasaulio rutina, tačiau tai buvo toli gražu ne visada. Laisvoje Lietuvoje gimusiems gal net sunku įsivaizduoti, tačiau komunistinėme pasaulyje rinkimai buvo tik spektaklis, kurio režisūra priklausė ne liaudžiai, o režimui. Maža to, rinkimų klastojimo ir imitavimo pamokas Kremlius yra išmokęs uoliai, to atspindys okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiuo metu, 21 amžiaus, mes gyvename tam tikrą periodą, kai konstitucija tampa manipulacijos įrankiu. Ir prisidengiant konstitucijos pataisomis, bandoma įtvirtinti nedemokratiniai principai arba suteikiami, per nelik dideli įgaliojimai vienai ar kitai valdžiai. Jeigu kalbėtume apie Rusiją, tai apskritai man kyla klausimas ir toks yra kažkoks, tikrai net kartais ir nesupranti, o kam viso to reikia? Nes Rusija kaip valstybė konstitucinių tradicijų, sakyčiau, kad ir neturi. Nes pirmieji konstituciniai aktai, kurie galėtų būti vertinami kaip tokie, atsirado tik tai 20 amžiaus pačioje pradžioje. Ir ta pradžia, taip ir liko pradžia. Toliau bandymai buvo kurti kažkokią savarankišką konstituciją, jie patyrė pralaimėjimą, nes 1918 m. Rusijos konstitucijoje buvo labai įdomu, atvirai buvo deklaruojama nelygybė, atvirai buvo deklaruojama, kad ne visi lygus ir ne visi, toks sakyčiau, kad dalies visuomenės išstūmimas apskritai iš politinio gyvenimo. Bet turbūt ilgainiui toks atviras, nedemokratinis režimas buvo suprasta ir pačioje Rusijoje, kad atrodyt labiau elegantiškiam pasaulio valstybių tarpe buvo priimtos tokios konstitucijos, tariamai mes sakytume konstitucijos, kur jau ten viskas buvo lyg ir daug gražiau surašyta. Taigi konstitucija kaip tam tikras manipulacijos instrumentas, jis iš tikrųjų yra labai ryškus ir teisiai, sakyčiau, ryškiausias. Jokių būdų tai nebuvo jokie rinkimai, gal paprasčiausiai tai yra tiesiog komunistų partijos paskirtų asmenų toks savotiškas legitimizavimas vadinamųjų rinkimų būdu, imituojant, kad jie neva yra išrenkami. Būdavo vienas kandidatas į vieną vietą, rezultatai buvo irgi visada praktiškai iš anksto aiškus, ten 98% ir panašiai. Beje, dabar Rusija labai panašius procentus priskaičiuoja savo pseudo referendumuose okupuotose Ukrainos teritorijose ar kur nors kitur. Tai iš tiesų rinkimais dėl to ir nebuvo galima niekaip vadinti, nes neturėjo jokios reikšmės, kiek realiai žmonių į jos ateidavo, parašydavo iš anksto suplanuotą rezultatą, tam dirbdavo klusnios vadinamojų rinkimų komisijos. Ir visą tai buvo tiesiog farsas. Dėl to, žinot, man kartais net apmaudu, kada viešajame diskurse yra kalbama apie tai, kad girdėjai, ten būdavo kažkokie rinkimai, galbūt netokie, bet vis dėlto tai neturėtų klaidinti patys pavadinimai, bet iš tiesų taip sovietų okupacinis režimas naudojasi demokratiniam procedūram ir čia yra toks didysis paradoksas. Kažkodėl visi totalitariniai, autoritariniai režimai, praktiškai visi, kiek mes žinome, jie vis tiek nori parodyti, kad jie yra legitimus. Ir tam panaudoja procedūras, aišku, jas iškreipdami, išprievartaudami, galima būtų netgi tai pasakyti, tam, kad neva parodytų, kad žmonės juos palaiko. Kartais juos iš tiesų galbūt palaiko. Ne kartą esame įsitikinę, kad istorija sukasi spirale ir praeitis labai dažnai tampa ateities architekte. Dar vienas Kremliaus režimo teisinis įrankis, kuriuo žongliruojama, kai tik prisireikia – referendumai. Ši procedūra atspindi išskirtinai visos tautos nuomonę kokiu nors klausimu, todėl nesunku nutuokti, koks tai galingas užtaisas propagandos patrankoje. Žmonių gali paklausti, ko tik nori, bet žinodamas ir fabrikuodamas rezultatus, įgauni kone dievišką galią pasaulį kurti taip, kaip nori.
Čia yra tas didysis paradoksas, kad patys didžiausi nusikaltėliai arba teisės pažeidėjai, jie vis tiek mėgina įrodyti, kad jų veiksmai yra visiškai teisėti ir pasinaudoja tomis procedūromis, kurios yra priimtos kaip teisėtos demokratinėme pasaulyje. Tai iš esmės taip tikrai galima pasakyti, jeigu prisimenant, kaip Rusija iki šiol beje oficialioji Rusija teisina. Čia aš nesigilinsiu galbūt, kad pažeisdama visus savo tarptautinius įsipareigojimus, tame skaičiu ir prieš Lietuvą, bet teisina Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksiją, neva išrinktos tuometinės institucijos pasiprašė į Sovietų Sąjungos sudėtį. Tai tas mechanizmas iš esmės visiškai nėra naujas. Jis buvo naudojamas ne vien tik tai Sovietų Sąjungos, ne vien tik tai Sovietų Rusijos, bet ir kitų valstybių. Lygiai tokie patys pseudo referendumai arba pseudo rinkimai, ta prasme, būdavo panaudojami tarsi siekiant parodyti, kad tai nėra jėga vykdoma aneksija, nes jėga vykdoma aneksija visi sutarė ir tos valstybės irgi sutarė, kad čia yra tarptautinės teisės pažeidimas, agresijos aktas. Bet kad tai yra tam tikrų gyventojų arba netgi jie išranda tautas, tai aš turiu minėti Krymo tauta, kaip jie sakydavo, Krymo žmonės arba kokie nors kiti, ten Donbaso, Osetijos ar Abchazijos, ar tos pačios Transnistrijos. Tai iš tiesų tarsi jie įgyvendindami savo apsisprendimo teisę nusprendžia, taip nusistato savo politinį statusą, kad tai yra arba prisijungimas prie Rusijos, arba tai yra koks nors kvazi nepriklausomos statusas, marionetinis. Tai iš esmės jie kaip veidrodį naudoja tą tarptautinę teisinę argumentaciją ir štai sako, žiūrėkit, žmonės patys apsisprendė ir čia nebuvo jokios agresijos, jokios prievartos, mes negalim jų nepalaikyti, nes mes privalom palaikyti kiekvienos tautos apsisprendimą. Tai yra tiesiog paprasčiausias būdas pateisinti savo veiksmus kaip neva teisėtus. Nors Kremlius visam pasauliui bando dumti akis apie vykdomus demokratinius procesus, tačiau pamiršta vieną svarbę detalę – faktus. Juos patikrinti galima, todėl režimo brukama propaganda paliečia nebent paties agresoriaus liaudį. Beje, rusiška propaganda neretai perlenkia lazdą ir tik patvirtina, kad nei laisvės, nei demokratijos žiedas dabartinėje Rusijoje žydėti neturi galimybių. O jeigu kalbam apie Rusiją, kodėl feodaliniai absoliutiniai monarchijai reikia bandyti dar konstitucijos žodžiais kažką įtvirtinti? Tai turbūt vis tik yra noras, kažkaip išorę, kažkokią išorę arba sudaryti tam tikrą, tokį matomumą visuomeniai, lyg ir konstitucija nuramina visuomenę. Ir sako, štai pasiskaitykit, taigi pasižiūrėkit, štai kokia mūsų graži konstitucija. Iš tikrųjų, Rusija, kai keitė 20 metais konstituciją, jinai negalėjo pakeisti savo pirmųjų skyrių, kur buvo įtvirtintas žmogaus teisų katalogas. Buvo toks jau pačios konstitucijos konstruktas. Bet aišku, jie visus tuos ribojimus ir įvairias kitas dalykus įdėjo į kitus skyrius. Tai konstitucija savęs apsaugoti negali, jeigu yra noras ją darkyti arba noras ją keisti, tai iš tikrųjų autoritarinė valdžia visada randa tam tikrų priemonių. Bet tačiau štai šis bandymas galbūt sudaryti įspūdį visuomeniai, kad ir jie gyvena taip, kaip visi kiti. Kad štai žiūrėkit, visi, ir mūsų, ir tarkime, ir Rusijos, štai kokia ta Rusijos konstitucija. Ir tas noras pasinaudoti tais demokratiniais instrumentais. Dar Spartoj buvo ieškoma ir žiūrima galimybių, kaip apsaugoti rinkimus nuo manipulacijų. Ir kaip apsaugoti, buvo irgi galvojama, tai rinkimai kaip tam tikras institutas, referendumas irgi kaip tam tikras tautos atsiklausimas, piliečio atsiklausimas. Visi šie institutai ateina iš antikos laikų. Jie yra vakarų civilizacijos, vakarų teisinės ir politinės kultūros elementais. Tačiau jei žongliruoti yra labai lengva.
Kremliui, o anksčiau ir sovietų režimui, demokratijos drabužis buvo labai reikalingas ir dėvimasis buvo kasdien. Lietuvoje šis žaidimas užtruko pusamžį. Per tiek laiko nemaža dalis visuomenės galiausiai patikėjo, kad egzistuoja logiška šalies valdymo sistema. Deja, tai tebuvo fasadas, o valdžios viduje viskas sukosi aplink vieną ašį. Komunistų partija turėjo tokį vadovaujantį aparatą, kuris dubliavo visas valstybinės struktūras, o valstybinės struktūros tiesiog būdavo skirtos tam, kad bent jau vizualiai jos atseit atlikdavo arba priimdavo sprendimus, bet iš esmės visą tai, kas būdavo padiktuota iš centro komiteto, ar čia vietinio centro komiteto, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos komunistų partijos SSKP, aišku, sudėtyje, tai tokios net ir partijos nebuvo, aš dėl to ir sakau. Nes tai buvo tiesiog teritorinis padalinys, ar tiesiog centrinėme lygmenyje Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto. O šiaip be abejo viskas priklausydavo dar ir nuo to vadinamojo generalinio sekretoriaus asmenybės. Ir jeigu tai būdavo stipresnė asmenybė, jis matyt turėdavo didesnę valdžią, jeigu silpnesnė, tai daugiau lemdavo kiti centro komiteto nariai. Ten būdavo įvairios kovos, aš kaip minėjau, kurios kartais privesdavo ir prie tokių dvaro perversmo, bet sistema veikia tokiu būdu, kad partija yra įsteigta tam, kad kontroliuotų visą valstybinę aparatą ir tiesiog totalitarinė diktatūra ir tiek. Sovietų režimas ryte prabusdavo, o vakare į patalą guldavo su ta pačia mintimi. Kaip dar įmantriau pasauliui dumti akis apie neįsėmiamas galimybės Sovietų Sąjungoje ir čia klestinčią demokratiją bei laimingus ir šviesią ateitį turinčių žmonės. Ilgus dešimtmečius tai daryti sekėsi ko neidealiai, tačiau melas ir propagandinis šarvas galiausiai pradėjo eižėti. Būdavo didžiulė propaganda valstybės viduje, tai yra žmonių tiesiog zombinimas, nors tiesą sakant, mane dabar ima šypsena, nes, aišku, gyventi Lietuvoje matyti ne tas pats, kas gyventi Rusijoje vis dėlto, nes Lietuvoje tai labai retas, kas tikėdavo tuo, kas oficialiai pateikiama buvo per visas masinės informacijos priemonės, kurių nebuvo daug, visos buvo vienodos, visos buvo įpareigotos tą pačią informaciją transliuoti. Jeigu koks nors ten generalinis sekretorius ar aš turiu menį centriniu mastu, tai yra Sovietų Sąjungos mastu, ar čia vietinis partinis sekretorius kreipdavosi viešai, tai visi kanalai, visi laikraščiai vienodais tekstais arba vienodomis transliacijomis būdavo užimti. Matyt, buvo pasiektas toks lygis, dėl to ir kilo tas visos perestroikos ir panašiai, kad žmonės tiesiog nebetikėjo. Aš niekada negalvojau, kad tai gali pasikartoti, bet dabartiniai Rusijai mes matom tokį patį zombinimą, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad net ta propaganda tokia gerokai primityvesnė, bet kas įdomiausia, jinai netgi labiau atrodo paveiki dabartiniams Rusijos žmonėms. Vargu ar tas kas nors suveiktų, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai aš tikrai labai abejoju, nes sovietų metais, okupacijos metais nebuvo čia itin daug įtikėjusių to, kas oficialiai transliuojama. Bet reikia pripažinti, kad, pavyzdžiui, kitose Sovietų Sąjungos vietose, Baltarusijoje, Rusijoje tokių žmonių būdavo daugiau, tikinčių oficialią propagandą. Tai viena vertus, tai aišku, kontroliuoti savo žmonėms. Tai yra labai paranku įpiršti vienintelį informacinį naratyvą, visiškai izoliavus. Dabartinė Rusija tai geriausiai parodo. Žmonės visiškai izoliuoti praktiškai nuo pasaulio, net neturi intereso domėtis, nes jie mano, kad pas jo šalyje yra viskas geriausia ir vienintelė yra teisi pasaulyje. Tai praktiškai tai yra toks idealus informacinis laukas savo valdžios neliečiamumui ir ilgalaikiškumui garantuoti. Bet jeigu pūsti miglą į akis buvo paprasta mažai kuo besidominčiam sovietiniam žmogui, tai vakarams apie padėtį Sovietų Sąjungoje klausimų vis iškildavo. Padėtis labai panašiai ta, kokia nusistovėjo per Putino valdymo erą. Jei iš pradžių kontaktą su vakarais Rusija dar turėjo, tai dabar režimui tenka tenkintis griežtomis sankcijomis ir visišką tarptautinę izoliaciją. Oficialiai reikėdavo jiems kažkaip atsikirsti, kada kas nors keldavo klausimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Sovietų Sąjungoje. Aš tai tada ir sakydavau, žiūrėkit, pas mus rinkimai vyksta, žmonės masiškai remia komunistų partiją. Panaši demagogija iš esmės ir užsienį būdavo skiriama. Konstitucijoje visos žmogaus teisės puikiausiai garantuotos ir
Visa tai taip pat būdavo paminima ir kad mums čia nereikia jokių vakarietiškų demokratijos standartų, nes pas mus yra tikroji demokratija. Tai iš esmės jūs ką ir dabar galite išgirsti, jeigu ne tiek iš Rusijos, tai iš Lukašenkos, kuris papasakoja irgi apie tai, kaip žmonės jį palaiko ir jis neva tikrai pasitrauktų, jeigu žmonės to pareikalautų, bet jis mato masinę paramą. Tai visą tai būdavo transliuojama savame suprantama ir užsieniui, bet aišku, objektyvūs nešališki stebėtojai, vakarų ekspertai, tai be abejo netikėjo tuo. Pavyzdžiui, ar jūs dabar patikėtumėte Šiaurės Korėjos propagandą, aš manau, jinai irgi visiškai vienoda, šia prasme, kad ten yra didžiausias klestėjimo lygis, yra pasiektas, aš čia dar su viena netyčia panašia šalimi susipažįstu, tai yra Turkmenistanas, tai patikėkit, ten viduje žmonės tikrai galvoja, kad tai yra valstybė, kurioje viskas, kas yra geriausia. Nes toks ir informacinis laukas yra sukurtas ir aišku, jie tą patį mėgina transliuoti į užsienį, bet mes galbūt su šypsenai tai tiesiog pasižiūrim ir tiek. Vieno išvengti tikrai neįmanoma. Tiek Rusija, tiek ir Baltarusija dalyvauja bendroje pasaulio tvarkoje. Tik vieni visuotinai priimtų tarptautinių taisyklių laikosi sąžiningai, o štai tiek Putinas, tiek ir Lukašenka rodosi tik ir laukia progų, kada tarptautinius susitarimus galės sulaužyti ir taip įgyti tariamą pranašumą. Ir tai tik dar kartą parodo, ką reiškia tarti su režimais. Viena bus pasakyta prie stalo ir padėti parašai, o visai kitai bus elgiamasi iš tiesų. Kalbant apie tarptautinės sutartis, reikia pabrėžti, kad jų laikymasis nėra bet koks, bet jis turi būti sąžiningas. Tai kadangi nėra žinoma tokia kaip sąžiningumo kategorija, kad sutarčių reikia sąžiningai laikytis, tai be abejo valstybės tas tarptautinės sutartis tiesiog žiūri ciniškai, kaip ir absoliutų savo užsienio politikos instrumentą, jiems visiškai nerūpi tikrieji tos sutarčių tikslai arba kokios nors vertybės, kurios tenai yra ginamos tomis sutartimis. Tai tada tokiu atveju aišku, kad tų sutarčių būdavo pakankamai skirtingų. Pavyzdžiui, būdavo sutarčių, kurias tiesiog būdavo naudinga Sovietų Sąjungai laikytis, tiesiog kitaip elgtis jinai negalėjo. Pavyzdžiui, kada Sovietų Sąjunga ėmėsi vis dėlto riboti įvairią savo ginkluotę, visų pirma branduolinę, tai akivaizdu, kad ir dėl to, kad jinai nebūtų atlaikiusi, galiausiai ir neatlaikė tų vadinamųjų ginklavimosi varžybų. Tai šią prasme tada be abejo tų sutarčių tokių būdavo laikomas. Arba mes atsimenam, kada būdavo kažkaip susitariama, nebūtinai vien tik tai tarptautinių sutarčių pagalba, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos patraukė tam tikrą savo ginkluotę iš Turkijos, tai tada iš Kubos patraukė Sovietų Sąjunga. Tai kada realiai matydavo naudą, kada realiai gaudavo tokį stimulą, kad jeigu nesilaikys, tai bus dar blogiau. Tai tokiu atveju be abejo tokių sutarčių laikydavosi, bet čia daugiau susiję būtent su ta galbūt saugumo sritimi, tačiau aišku būdavo tokių sričių, kaip pavyzdžiui žmogaus teisės. Tai Sovietų Sąjunga netgi buvo daugelio universalių tarptautinių sutarčių žmogaus teisų srityje dalyvė. Ir tarptautinio pilietinių ir politinių teisų pakto, ir socialinio ekonominio, ir kultūrinių teisų pakto. Bet aišku, iš pat pradžio, kad jinai net nesirengė tų sutarčių laikytis. Tačiau formaliai deklaruodavo tai, kad aš jums sakiau, kad Sovietų Sąjungoje yra pasiektas dar aukštesnis žmogaus teisų lygis ir mes dalyvaujam šitoj sutartyje ir tikrai mums čia niekas nenurodinės, koks šitas standartas turi būti, nes čia mes galėtume jums nurodyti tą tikrai standartą. Tarptautinėje bendruomenėje jau seniai sklando juokelis, ko verta sutartis pasirašyta su Rusija ar Baltarusija. Ir kaip sakoma, kiekviename juokelyje yra dalis tiesos. Mes dabar galim matyti labai panašų reiškinį. Baltarusijos diktatorius Lukašenka visiškai neseniai pasitraukė iš Jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto jurisdikcijos priimti Baltarusijos piliečių skundus dėl žmogaus teisų pažeidimų. Nes aišku, Baltarusija neišvengiamai, jinai ir iki tol daug pralaimėjo, bet neišvengiamai savame suprantama pralaimėtų dabar šitame kontekste. Tai tiesiog ėmė ir pasitraukė. Tai čia toks Sovietų Sąjungos mėgdžiojimas, iš esmės grįžimas atgal. Bet tai savame daug ką pasako. Taip, kad sutartis nelygus sutarčiai. Iš tiesų būdavo žiūrima tiesiog ciniško, pragmatiško požiūrio. Jeigu režimui naudinga, jeigu nesilaikymas grėstų režimo žlugimu arba grėsmę kažkokią kitokią sukeltų jam, tegul net ir negyvybinę, tada režimas laikydavosi tos sutarties. O jeigu šiaip
nėra jokio poreikio, tai gali dalyvauti sutartyje ir jos nesilaikydamas. Čia, kaip sakoma, tas labai senas posakis, kad sutartis su Rusija arba su Sovietų sąjunga arba su panašiomis šalimis reiškia kainuoja arba verta tik tai tiek, kiek popierius ant jos parašytas, tai visiškai tinka. Po Antrojo pasaulinio karo pasauliui pavyko susitarti, kad tokio masto konfliktų nebebus. Šios idėjos saugotoje ir puoselėtoje tapo Jungtinių tautų organizacija, kurios nare yra ir Rusija bei Baltarusija. Šalis agresorės neišlaikė ir šio taikos susitarimo egzamino, o Rusija čia netgi turi veto teisę. Aš galvoju, kad ateityje susiklošius palankiai situacijai, kaip aš tikiuosi Rusijai pralaimėjus karą, mes nežinom Kinijos be abejo pozicijos, vis dėlto bus įmanoma bent jau vienas dalykas reformuoti saugumo tarybą tiek sudėties, tiek sprendimų priėmimo prasme. Aš turiu menį sudėties įtraukiant ir kai kurias kitas valstybės, taip pat veto teisę apribojant tik tai ginkluotos jėgos panaudojimo klausimas, bet matyt neišvengiamai tas principas išliks. Tai čia matyt vargu, ar mes ką nors naujo iš principo galim atrasti. Aš kur didesnį akcentą dėčiau, nes čia matot, norint, kad universali organizacija veiktų, kaip mes įsivaizduojame, pabrėžiu, kaip mes įsivaizduojame efektyviai, tai reikia, kad dauguma valstybių mąstytų irgi kaip mes. Tai aš vis dėlto, kadangi primenu, tų valstybių yra 193, žiūrėdamas į Aziją, žiūrėdamas į Afriką, žiūrėdamas į tą pačią Latino Ameriką, ten su išimtimis, galbūt su pavieniais atvejais, tikrai turiu pakankamai abejonių, ar mes tikrai turim daugiau negu pusę valstybių, kurios turi tokį patį įsivaizdavimą apie pasaulį ir apie demokratinės vertybės ir apie teisės viršenybę kaip mes. Tai vis dėlto dėja reikėtų pasakyti, kad vakarų pasaulyje pirmiausia reikėtų stiprinti save. Ir čia aš matyčiau kaip pagrindinį mūsų saugumo garantą, tai nieko naujo čia nepasakysiu, tai yra mūsų vakarų valstybių susivienimus pagrindinius du, tai yra NATO ir Europos Sąjunga. Iš esmės, jeigu čia viskas veiks gerai, tai mes sugebėsime užtikrinti savo saugumą, nes mes tikrai turim tam pakankamai pajėgų. O pajėgumai akivaizdūs. Lietuva su Vokietija susitarė dėl brigados nuolatinio buvimo mūsų šalyje. Mūsų kariai su NATO partneriais nuolat dalyvauja pratybose, akise modernėja karių aprūpinimas, ginkluotė ir technika.